Viešpats savo malonę ir Jis dosniai nelaimina. Kad Dievas sujungė žmogus ir neperskėlė, jūs, kurie čia esate mūsų liudytojai, kad ši santuoka sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta bažnyčios. Dabar pagarbinkime Dievą. Garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Te palaimina Viešpats šios žiedus, kuriuos vienas kitam įteiksite kaip meilės ir ištikimybės ženklą. Take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Richard, take this ring as a sign of my love and fidelity in the name of God, and the Son, and the Holy Spirit. Išgirs mūsų maldą. Dėkojame maloningai Tau už tai, kad jų širdise pasėjai troškimo sėklą ir kad sukvietei mus į draugę šiai kilniai dienai. Jėzaus Kristaus meilės ir tikėjimo valia, gyvenimo ir meilės Viešpatie, išgirs mūsų maldą. Kad Jūsų santuoka sutvirtinta Tavo akivaizdoje ir apipilta Tavo malonėmis, būtų vaisinga ir amžina, gyvenimo ir meilės Viešpatie, išgirsk mūsų maldą. Kad jie pažintų kartu buvimo veidą ir artimiesiems savo ir draugams vien džiaugsmą dovanotų, gyvenimo ir meilės Viešpatie, išgirsk mūsų maldą. Kad jų meilės vaisius vaikai jiems būtų pati brangiausia dovana, gyvenimo ir meilės Viešpatie, išgirsk mūsų maldą. Kad jie auklėtų savo vaikus su pasišventimu, matytų, kaip jie auga skirtus kūnų, protu ir dvasia, gyvenimo ir meilės Viešpatie, išgirsk mūsų maldą. Kad meilės jų užtektų artimiems, kuriems pagalbos reikia tiems, kam neganda atėjo, gyvenimo ir meilės Viešpatie, išgirsk mūsų maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų kūrinių, bet gelbėk mus nuo pikto. Nuoširdžiai melsime Dievo laimę šios savaitės, kad sakramentų malonėmis šiandien apdovanojame ir visuomet patirtų aukščiausią pagalbą. Dabar priimkite palaimą. Ir pasaulio išmintingus kelius nužinėjai, sukūrė ir žmogus, yra panašų, sukūrė vyrą ir moterį ir paskelbė, kad jie nujungsis neišardomą šeimą ir drauge kur savo laikinį ir amžinį likimą. Dieve, šventai santuokos ryšių pakėlė sakramentą dalį, kad jis vaizduotų tyrą ir vaisingą Kristaus ir bažnyčios meilę. Žmonėms aušroje įsteigęs vyrą ir moteris statė dėl vietos palaimo pavanoji, kad ne žmonių kalbės jos nepanaikintų. Pažvelk dabar meiliai šios jaunarvius, trokštančius savo palaimus. Siūsk jiems šventosios dvasios dovanų ir jiems savo meilės ir širdis, kad santuokoje būtų vienas kitam ištikimi. Papuošk jaunąją žydrumą, meilumu bei romumu. Tegul į savo pavyzdžių šventąsias moteris, kurių žydami šlovina raštą. Tegul jie visada pasitikė vienas kitu, tegerbė vienas kitą. Kaip lygiavertį žemės gyvenimo bendratiniai, pašaukė Tavo malonę ir šventumą. Ir tegul vienas kitą taip myli, kaip Kristus myli bažnyčią, bažnyčią Kristų.
Karštai meldžiame šiems patiems viešpatie tavo malonės, kad jie visuomet vienas kitam meilūs ir ištikimi pasiliktų. O kitiems žmonėms duotų skaistaus gyvenimo pavyzdį ir Evangelijos įkvėpti dangų Kristų. Leiskime susilaukti įdėlį, dorai apsišaukti ir džiaugtis vaikų vaikaičių gerovę. Suteikiam žemę garbingą amžių danguje nesibaigiančią laimę. Prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tepalaimina Jus, visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Telydys viešpaties malonė. Liudytojai. Neišsigąskite, kad aš uždegiau žvakę. Sako, kad žvakė degama mirštančiam žmogui, bet tai netiesa. Nors daugelis žmonių kartais pagalvoja, kad reklamuot važiuojant į vestuves, sako, dar vieni žmonės prašo, bet ne. Šiandieną jūs girdėjote šventame rašte, kaip buvo kalbėta, jūs esate žemės šviesa, jūs esate pasaulio šviesa. Ir aš norėčiau jums įkvėpti tą pasaulio šviesos simbolį, nes turbūt niekas kitas taip nešvyti, kaip šiandieną jūs švyti. Bet čia yra truputėlį mažiau užduotis žodžiai. Kada jūs laikote šitą žodį savo rankose, jūs turbūt gerai žinote tą legendą apie Prometėją, kaip žmonėms atneša ugnį. Ką? Tam, kad žmogus sušiltų. Kad pasišviesdamas žmogus atrastų žmogų. Kad pamiltų. Kad džiaugtųsi gyvenimu. Kad jie būtų laimingi, kad išpildytų visas savo svajones. Bet vos ir žmogaus rankos palietė šitą ugnį, pakilo didžiausios vėtros, didžiausi viesulai. Atrodytų, kam užgesintų šitą ugnį, kad žmogus neatrastų žmogaus, kad žmogus nepamiltų žmogaus, kad žmogus nebūtų laimingas. Bet užteko žmogui savo delnais, savo kūnu, užstoti šitas vėtras ir siekti kaip tą ugnis šildo jo delnus, kaip atranda mylimą žmogų, kaip jie pamilsta vienas kitą, kaip jie tampa laimingais, kaip jie kuria gyvenimą. Noriu visiems palinkėti geros šventės, džiugios šventės. Pašėlkite, pabūkite kartu su jaunavedžiais, bet triukšmingų vestuvių, bet kas būtų išimčiai kitos bažnyčios girdėti, kaip šiandien vykstantis. Turėsime labai daug jėgų šiai dienai. Kada bus proga, įteiksime jaunavedžiams. Sekantys. Ir gal nuotrauką, aš nežinau,